Kartais gyvenime atsitinka taip, kad šuo ima ir pradeda elgtis destruktyviai, viską griauti ir naikinti. Apie tai šį rytą kalbame su Saule. Kai lauke lyja ir šalo, pasivaikščiojimai trumpėja. Augintinis daugiau laiko praleidžia namuose. Mažiau judesio reiškia daugiau neišnaudotos energijos. Ji dažnai virsta griaužimu, draskymu ar nerimu. Kodėl apskritai augintiniai elgiasi destruktyviai? Kai šuo ar katė neturi galimybės įsikrauti, jų energija kaupiasi. Šuo gali pradėti griaužti daiktus, o katė draskyti baldus. Tai neblogas elgesys, o ženklas, kad gyvūnui trūksta veiklos ir dėmesio. Užimti gyvūnus padeda interaktyvūs žaislai, pavyzdžiui, skanėstų dėlionė ar laižymo kilimėliai. Jie lavina protą ir ramina. Katėms tinka plunksnų meškės, šviesos žaidimai ar judantis kamuoliukai. Trumpi, bet dažni žaidimai efektyviai iškrauna energiją ir mažina stresą. Žaislai tai puikia pagalba, bet svarbiausia dėmesys. Kasdienis bendras žaidimas ar mokymų minutė padeda augintiniui jaustis ramiam ir artimam su šeimininku. Net 14 aktyvių minučių per dieną padaro didelį skirtumą. Kai už lango niūru, žaidimai namuose tampa geriausia priemonė išlaikyti augintinį laimingą.